Sveiki bičiuliai. Esu pastebėjęs, kad dalis arba net didesnė dalis mano įkeltų įvairių pamokėlių ar kažko tai neatneša laukiamo rezultato, būtent dėl manęs. Žiūrėkite, ką aš turiu mintyje. Nežinau, čia tikriausiai dėl vartotojų tam tikro nežinojimo gaunasi toksai paradoksas. Tarkim, jūs, nesvarbu, šį sykį rodau Facebooko pavyzdžių, yra įkeltas postas. Jūs spaudžiate jį, pradeda jisai groti. Sveiki bičiuliai. Aš jį sustabdysiu, kad garsas neitų. Ir šiame video jums yra pasakyta, kad po video rasite nuorodą, kurią paspaudus jūs pereisite į pagrindinį resursą, kur aš noriu jūs nuvesti. Šiuo atveju žiūrėkit, paleidžiat lapą žemyn ir po video, va čia, kur yra logotipas kanalo, yra nuoroda, va, http infogalaktima.ftp.org, toliau jinai nematoma. Ir čia dar yra parašyta, paspauskite nuorodą pamokėlės peržiūrai. Jūs YouTube'e pažiūrite tą pamokėlę, kas čia trumpai parašyta, yra papasakota ir viskas. Bet čia yra tik tai mažas fragmentas tam tikslui, kad jūs atvesti į kitą resursą. O vedu į kitą resursą dėl labai svarbios priežasties. Ir ta priežastis yra tokia. Mano saitas randasi namų serveryje, už kurį aš dabar jau nebemoku pinigų ir jisai turi tokį nepilnai tinkamą adresą, kur Facebookas šitų adresų netoleruoja, neleidžia įkelti iš mano serverio tiesioginių nuorodų. Todėl teko va šitaip gudrauti ir įkelti kažkokį trumpą fragmentėlį, kur aš jums pasakau, kad po video reikia paspausti. Ir žiūrėkit, kas įvyko. Paspaudus va šitą va nuorodėlę kairiuoju pelės mygtuku, jūs pereinate į tikrąjį resursą, kur ir norėjau aš jūs atsivesti. Sukate žemyn, va čia yra įkeltas video. Va čia yra pamokėlė būtent apie šitą nuostabią programą. Spaudžiate čia ir žiūrite. Jeigu norite išplėsti vaizdą ant viso ekrano, paspaudžiate štai šitą ženkliuką. Išsiplės jums per visą ekraną, o kada sujudinsit pelę, čia vat kampe atsiras vėl tas ženkliukas, jį paspaudus vėl grįžtam iš pilno ekranio režimo į paprastą, vat kaip dabar matote. Ir vėliau, kada visą šitą filmuką peržiūrėsit, jeigu buvote uždarę YouTube'ės kortelę, iš kurios, kaip sakant, buvot atsiųsti čia, tada štai šitas vat visas grotuvas, vat mirksintis, yra dar viena nuoroda. Ja paspaudus, va žiūrėkit, atsidaro dar vieną kortelę ir jūs grįžot atgal į šitą postą, va čia, kur tas trumpas, va kelių minutės yra trukmės paaiškinimas. Ir iš jūsų labai laukiu va čia palikti komentarą po to, kada čia peržiūrėsit šitą pamokėlę. Jeigu jums patiko, tai vat YouTube'e laukiamas yra jūsų komentaras, atsiliepimas. Ir svarbiausias dalykas, dėl ko aš tai pastebėjau, todėl kad apačioje, va čia, yra skaitliukas. Aš, tarkim, Facebook'e arba kitose socialiniuose tinklapiuose, kur padedu šitą nuorodą, matau, kad jūs ten atėjot į YouTube'ą, bet čia aš jūsų nematau. Šitas skaitliukas jūsų neskaičiuoja. Supratote? Va, todėl ir noriu danešti jums, kad reikia po video YouTube'e va šitas nuorodas paspausti. Ir ateityje, ko gero, greičiausiai aš visada šitaip ir elgsiuosi. Dar viena labai svarbi priežastis yra. Daleiskim, rašau pamokėlę, kaip su kokia nors programa pasidaryti videoklipą. Ir tame klipe aš panaudoju autorizuotą kažkokią tai muziką. Už tai YouTube'as, jisai blokina kanalus, tiesiog deda straikus iki pilno kanalo panaikinimo. Tai vat, nenorėdamas šitokio malonumo, aš viską tą dedu į savo nuosavą serverį, kur manęs niekas jau nebekontroliuoja. Ir straiką man niekas negali uždėti. Vat, tokia yra svarbi pagrindinė priežastis šitam visam reikalui. Na dabar
tikiuosi jau supratote, ką reiškia frazė po šiuo video yra nuoroda. Tai vat kalba vyksta apie šitą nuorodą, kurią reikia paspausti ir pereiti į tą resursą, kurį aš jau numatau, kad jūs ateisite ir ten pasinaudosite visą tą pateiktą medžiagą. Ačiū uždėmesį.